kelią. Nors ir 4 ryto, bet pilnas oro uostas chebros. Visi varo degintų užpakalių. Nu ką, o dabar prasideda žaidimas. Suraski savo lagaminą. Nu ką, atvažiavo pasiimti mūsų vipinių busų. Stogas visą šviečia gražiai. Kaip priklauso. Važiuojam į viešbutį. Nu, atvykom į viešbutuką. Kambariukas toks fainas. Viskas vietai. Vaizdas irgi neblogas. Per langelį. Gaila tik tais, kad saulytės dar kol kas nėra. Reikės varyti kašiuką palošti. Prie pat aikštelė. Hebrytė, jums nieko neprimena šitą eiseną. GTA Vice City. Tararara, it's the double Snoop Dogg. Grinai GTA Vice City. Nu, pasėmėm kitą kambarį, biškį didesnį, erdvesnį, jaukesnį ir su balkonu. Gali normaliai išeiti balkoniuką, va. Jūra, vaizdas, visas kaip priklauso iš karto. Ir kai nori skaniai pavalgyti ir visur aplinkui dūmai, šiek tiek ne kažką, gadina apetitą. Bet, kaip sakant, galiu valgyti šiandien tik tais iki 12 valandos, tad valgysiu bet ką ir nesvarbu kokiam sąlygom, todėl nes rytoj visą dieną siurbsiu tik tais ant tokius va kokteiliukus. Pamenat, sakiau, kad šunės visur čia iškrytę. Čia vienas kimarina. Čia viešbutis. Ką tu? Saugai įimą? Šaunuolis, saugok. Va. Remigijus po truputį bunda, bet labai krato ir vėmia gabalais. Sakė gydytojai, tai normalu. Bet man tai stresas, tai nafik. Tai vardan grožio, Remigijau. Nu, kaip jautiesi? Tikiuosi neapsimyžau ir neapsišikau. O taip tai aš šibysau. Arba nepermyžau kelnes. Dabar po anestezijos galėčiau kovoti su Mibachu kaip lygis su lygiu. Įsivaizduojat, kokia kova būtų. Bombinė, nuskambėtų per visą Lietuvą. Helikopter. O ką, Remigijus, karieta atvažiavo. Važiuosim į lauką, nes čia niekaip atsibus negalim. Ką išbalė žmogus? Bet gerai, va. Su turtais važinėja. Sakė, galva labai svaigsta. Atvažiavome į kitą vietą, nes nieko gero. A ne? Gaila, kad negaliu perteikti baltumo. O ką, pirma diena po operacijos. Šiandien Remigijaus maistas yra skystas, tirštas, tik nešaltas ir nekarštas. Tai kokteiliuką, nes sriubų čia nėra šitoje vietoje, kur mes dabar. O jo ir sriubų Remigijaus nelabai valgo, tai teks savo valgyti minkštą. Sakė, kad susainuką ir tą lasdelę galėsiu aš suvalgyti. Ne, Remigijau, kaip jautiesi? Silpna. Silpna, patinės visas. Bleh. Ir noriu miego. Ir miego. Jo, be miego šiandien visą naktį, sakė, nemiegojo. Nes sakė, kvėpuot negalėjo. Nu ką, pirmoji operacija praėjo ganėtinai sunkiai. Antra tai jau normaliau. Sudėjo netikrus dantis, kad galėčiau bent jau valgyti, nes 2 dienas nieko nevalgiau. Sunku šnekėti, bet na, čia implantai netikri dantis, tai jie tik tais laikini, 2-3 dienom, kol sudės jau pagaliau mano dantis. Atvarėm į Turkų centrą. Belė kokia dydžio centras. Pamatytumėt, kas darosi su kamščiais. Mašinos. Dar mes skundžiamės, kad mūsų eismas blogas. O Jėzus, mūsų koks geras. Čia pypina vienas ant kito. Rėkia, nu žodžiu. Pasimsim laivą ir varysim plaukt kažkur.
Visą turim tokią mažytę gidę. Varom į laivą, paparatį centrą. Norėsim pasiplaukiat. Šiaip centras žiauriai didelis. O šopų tai kiek tik nori visokiausių. Visokio aišku padielkų, bet visko pilna. Na. Šiaip Antalijos centras tai labai didelis ir šiaip gražus. Darė nuotraukytas su remeliais tokiais. Parodyk. Iš karto su remukais. O, blet, kapitonas kaip priklauso. Ten rodžiau, va, geriausia Lietuvos žyma. Žiūrėkit, chebra kaip kietai ant galvos purgas laiko. Parodyk veido. Reikia paims pargydžiai šiandien. Tvarėm į kažkokią turkų kebabinę, dar net nespėjai nieko užsisakyti. Prineša va tokių visokių dalykėlių. Žiūrėsim, ką užsisakėm, kas gausis. Pirmą patiekalą atnešė kažkokią kaip manų sriuba. Žodžiu, pridėjo 50 lėkščių. Jo, ir dabar priklauso. Šašlyką. Žodžiu, supras kaip nori ir valgyk kaip nori. Šašlykas, skanėtau. Nu ką, trečią dieną mintų tokiom sriubom, bet nieko nepadarysi, nes kitokio maisto valgyti yra sunku. Jaučiu grįšiu į Lietuvą, sversiu kokį šiam 5 kilus. Nu, atvažiavom į Antalijos vieną didžiausių prekybos centrų. Pasižiūrėsim, kas čia gero. Nusipirk kokių nors padišovkių firminių tipo ale rūbelių. Prekybcentris tai žiauriai didelis. O, jau matau visokie Puma, Didai, Naikai. Bet yra toks prikolas, va, visus tikrina kaip oro uoste, ateinant į parduotuvę. Geras bairis. Nu, rūbų tai čia kokių tik tais nori. Parduotuvių belė kiek. Reikia susirasti, ką nors įdomaus, gražaus. Pasimsiu kažkokiu tais rūbeliu. Reikia susirasti dar kėdukus man, visą aprangą krepšinę. Nu, batukų tai prisipirksiu. Per 2 aukštus pilną batų, kokių tik tais nori. Visokiausių. Reikia pasimti kokių Naiko, Adidų ir panašiai. Kokių kietų žiebtuvėlių yra visokių BMW, Merso ir panašiai. Laikrodžių visokių, kokių tik nori bairių. O Jėzus, kiek čia visokio pasirinkimo, chebra, jūs net neįsivaizduojat. Kokių tik nori, visokiausių. Bet pamato tave, pamato, kad užsienietis, pasako kainą to tik tai. Eismas tai čia belia ką, eina kas kur nori, kaip nori ir bibijų, kaip sakant, vis idėja. Belia ką. Kiek čia mieste liaudies. Jėzus Marija, kas čia darosi. Italų mafija sėdi. Kebabai ant kiekvieno kampo. Šitie rimti va. Oi, chebra, neįsivaizduojat, kaip aš jį palydžiu. Jinai valgo va tokius kepsnius, skanius, blynus. O aš 4 dieną mintu kokteiliais ir bomžpakiais. Sunkus tas bedančių gyvenimas. Atvažiavom į tokią gražią vietą su tokiu va bolidu. Pažiūrėkit, kokie vaizdai, kalnai kokie.
Nu, atvarėm iš šitą akvariumų parką. Žiūrėsim, kas čia gero bus. Kokio dydžio draugeliai. Zdarova, ką jūs? Ką vakare, Hebra? Ką tu? Duok rūkyt! Kapitonas Perl, kur lendi? Nesislėp, kliš čia. Gražiai kaip atrodo. Nu, papazuok, gražuolį. Kokia didumo čia jie. Nu, čia tai mutantai. Šamai, kaip suprantu, čia. Tos koks darovas. Čia taip eini viskas neonų. Batukai šviečia net. Rodyk nagučius. Ger. Kedasai, va. Op. Kas gražiai atrodo, kad kiekvienas akvariumas visų kažkokiu skirtingų kambarių. Labai kietai atrodo, tai skrynios, tai dar kažkas, visokie vabairiukai. Nice. Šitas kai gerai padarytas. Paskendęs mašiniukas. Va čia tai wow. Visas lėktuvas nuskendęs. Nice. Nežinau, kiek čia prifilmuosiu, vlogas bus kaip pilnas valandos laiko, bet nu čia, nežinau, negaliu neparodyti, kaip viskas gražiai padaryta. Eini, ne kaip galo nedaini. Atrodo, kad būtų miestas po vandeniu. Ui, va čia tai žvėris. Žodžiu, Hebrytę čia filmuočiau, tai paskui jums atsiboš žiūrėti šitą video vlogą. Bus labai ilgas, tai užteks tiek, kiek parodžiau. Parodysiu dar kitų jums dalykėlių iš kitų dienų. Su mane draugė pasidaryti tatu laikiną. Šitas bičias man sako 300. Sakau, noriu 100, pam duodu, nedaugiau. Sako, nu gerai, nu gudruoliai čia jie, tai patikėkit jis manim. Bando apderinti ant kiekvieno dulciuko. Ir taip kiekvieną vakarą. Girdite? Nu šiaip čia kas valandą jie taip giedoja. Meldžiasi Hebra. Nu ką, pažiūrim, kaip atrodo mano dantis. Pagaliau gražus, lygus ir balti. O dabar Donata daro savo balinimą, o aš pažaisiu, nes pagaliau galiu atsipalaiduoti ramiai. Nu ką, aš atkentėjau jos laikas. Aha, tai jau tikrai. Nu ką, atvarėm dabar į tokį skulptūrų muziejų. Viskas padaryta iš smėlio. Star Warsai. Kai realiai padaryta, ne? Normaliai. Dar čia tų skulptūrų belia kiek. O, kaip padaryta. Žiūrėkit. Daro kosmonautą. Jas nuotraukas kosmonautą. Nice. Nu, galaktikos sergėtojai padaryti iš filmo. Medis kiečiausias. Kietai. Lenin. This is your father? Yes. Nu, atvarėm į dar vieną vietą. Prie visokių sukrioklių. Kaip džiunglės. Gražiai atrodo labai. O čia gyvena šikšnosparniai. Smarvė tai kaip prisišykė jie ten. Grinai džiunglėse. Reikia kito daip kažkaip dasigauti. Bambalina kaip turi būti. Lendam po kriokliu. Ten va krioklys.
Mes einam tiesiai po juo. Pažiūrėsim, kas gero bus. Aš biškai per didelį šitiem labirintam. Vos ten kelių turiu šliaužti. O, išlysi biškai didesnė atmosfera. O. Nu, va, kažkas gavosi, palindom tiesiai po krauklį. Čia turistų belekiek. Varom atgal. To. O rytoj į Lietuvėlę. Įsikorėm į patį viršų, tai nuo čia jisai bėga ten žemyn. Šiaip smagi vieta, kas bus į Turkiją, Antaliją, aplankykite. Žinot, kad pastebėjau, kad turkai labai myli savo šalį ir tai parodo. Visur jų šalies vėliavos yra. Absoliučiai visur. Kur einam kiekvieną bei kampą. Nu ką, varom į atrakcionų parką. O pas mus Lietuvoj dabar tik Ukrainos vėliavos. Taip, lietuvių vėliavų beveik nepamatysi. Turėtume labiau parodyti, kad mylim savo šalį, manau, irgi. Nu ką, parvarom. Jau matau, kad čia bus smagu. Nu ką, ready to rumble, kaip sakant. Čia bus reikalų. Koks aukštis. Labai nervuoja, kad labai purvini stiklai. Bet jau pusę pakilo. Ten kartingai visokie. Čia laksto. Visas miestas beveik matosi. Nors dar tik tais pusę pakilo. Nu va, pasiekėm aukščiausią tašką. Nežinau, ar čia per tos šūdinus langus nevalytus kažkas matysis. Bet šiaip tai matosi visa Antalija. Čia tai partis vyksta. Tik naktis susikūrė. Kas labiausiai nervina oro uostus visą laiką, kad tiek žmonių, kalnas žmonių. Nu, bet ką padarysi. Dar nuvežė į tą oro uostą, vietoj antro terminalo į pirmą nuvežė terminalą. Dar 3 km reikėjo hujarinti. Nu va, viso, pagaliau namo. Grįšiu Lietuvą, padarysiu visą apibendrinimą, viso video blogo ir viso. Labiausiai užpisantis žaidimas, kai atskrendi ir dar valandą laukia. Kaip sakant, ieškok savo. Kągi, sveiki, taigi aš jau namuose Lietuvoje. Nusirašiau pagrindinius jūsų dažniausiai užduodamus klausimus. Pasistengsiu juos visus atsakyti. Šiek tiek dar šneku sunkokai, tai nepykit dėl šveplavimo, todėl nes skauda žandikaulius dar pakol kas, nes gręžia 2 implantus čia ir 2 čia. Bet po biškį viskas gerėja situacija ir pradedu jau geriau ir kalbėti ir visą kitą, atsistatau ir valgau jau žymiai geriau. Tad pradėkim nuo pagrindinių visų klausimėlių. Taigi visų pirma, aš susiradau pagal žmonių atsiliepimus, komentavimus ir visą kitą odontologijos kliniką, kuriai pats parašiau angliškai. Ji man parašė, kad atsiųskit savo nuotraukas ir mes pasakysime jums maždaug kainą, ką jūs norėtumėt būtent padaryti, sutvarkyti ir visą kitą. Aš viską pasakiau, kas man yra, kokia situacija, kokios operacijos man reikėtų. Jie man atsiuntė savo planą, atsiuntė visą galutinę kainą. Lietuvoje mano šita visa operacija kainuotų virš 20 000 eurų. Tad tenai kaina tikrai mane tenkino ir aš sugalvojau tenais nuvykti. Viską susirašiau, man viską išdėstė aiškiai, kaip viską ką daryti. Nusipirkau lėktuvo bilietus, bilietai buvo brangus, 800 eurų, bet aš pirkau skubos tvarka iš karto beveik po ten 3 ar 4 dienų, dėl to tokia kaina ir gavosi. O šiaip tai jeigu užsirašo ten prieš kokius 2-3 mėnesius, tai bilietuko kaina tikrai būtų žymiai pigesnė. Atvykimas buvo tikrai malonus, labai šauniai pasitiko ir šiaip aptarnavimas tenai visas buvo tiesiog maksinis, todėl nes žmonės labai pagarbiai elgėsi su tavim, labai, kaip čia pasakyti, net nežinau, mentalitetas jų tas labai turkiškas, labai
Jie labai iš vis tikinti tauta, visur jų vėliavos ir visa kita, tai pats miestas man labai patiko, žmonės patiko, aptarnavimas, viskas. Matosi, kad tikrai stengiasi žmonės, dirba ir myli savo darbą, kurį daro. O šiaip tai kiekvienas žmogus turi skirtingus dantis, skirtingas problemas ir tenai yra skirtingos kainos. Tad jeigu jūs kažkas domina, susisiekite ir jums pasakys visas jūsų kainas ir jūsų problemas. O šiaip tai aš viską esu savo Instagrame parodęs, žinoma šiame video irgi daug medžiagos, bet mano Instagrame yra net 2 folderiai, beveik visiškai pilni apie Turkiją, dantis, visokiausios informacijos, tad jeigu kažką domina, užeikite mano Instagramą ir viską galėsit pamatyti. Taip pat palieku šios klinikos aprašymuose kontaktus, tad viskas, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą klipą, tikiuosi jis jums neprailgo, nes ganėtinai buvo ilgas vlogas ir iki kito mano video vlogo. Sėkmės ir gražios dienos!